Panevėžyje įvyko antrasis 2012 metų Europos dviračių treko čempionato vyriausybinės darbo grupės posėdis, kuriam vadovavo naujasis jos vadovas vidaus reikalų ministras Artūras Melenas. Ministras domėjosi, kas įvyko nuo pirmojo vyriausybinės darbo grupės posėdžio, kaip sprendžiamos kilusios problemos, taip pat policijos ir civilinės saugos tarnybų pasirengimų. Tikrai pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad tapau tos darbo grupės vadovu. Kaip naujai paskirtas vidaus reikalų ministras, man tai ypatingai miela, nes esu panevėžietis, gimtam mieste vyks tikrai labai reikšmingas Europos dviračių treko čempionatas. Ir mūsų tikslas užtikrinti, kad viskas būtų labai sklandu. Tai šiandieną mes diskutavom apie pasirengimą, apie tas, sakykime, spręstinus dalykus, galbūt papildomų resursų tam tikrų reikalinga, derinimo pozicijų miestų, ministerijos, sporto departamento, policijos, dėl saugumo užtikrinimo, vizų išdavimo, daug įvairių yra techninių dalykų. Tai tikrai džiaugiuosi, kad čia dirba patyrusi komanda žmonių iš įvairių tų institucijų. Ir spalio mėnesį tikiuosi, kad Panevėžy bus didelė sportinė šventė. Su Panevėžio miesto pasirengimu vyriausybinės darbo grupės vadovas supažindino miesto meras Vitalijus Atkevičius, Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas Romualdas Bakutis, Europos dviračių treko čempionato vykdomasis direktorius Eugenijus Ivanauskas ir Panevėžio Cido arenos direktorius Dainius Visackas. Pasak ministro, Panevėžys pernai rengėsi Europos vyrų krepšinio čempionato grupės varžybas, jau turi didelių renginių organizavimo patirtį. Miestui, kuris rengia tokius didelius renginius, tai yra labai didelė patirtis ir dar po to jam patikima rengti tokius renginius. Todėl labai sėkmingas, kiek žinau, krepšinio čempionato organizavimas čia, labai aukštai vertintas ir užsienio svečių, ir įvairių pareigūnų iš Europos krepšinio. Tai ir pagaliau saugumas mieste, tikrai ačiū panevėžiečiams už tai, kad parodė labai gražų pavyzdį kitiems miestams. Ir aš tikiuosi, kad šis dviračių čempionatas taip pat bus dar vienas pavyzdys ir tada labai dažnai Panevėžyje ir vyks įvairias sportinės šventės, juolab, kad yra tikrai puikiai arena, mėginam ir mes toliau prisidėti prie sportinės infrastruktūros gerinimo, yra didelės tradicijos sporto mokyklos, sportininkus aukšto meistriškumo rengiančius, taigi manau, kad Panevėžys turi gerą sportinę ateitį. Artūrui Melianui buvo parodyta Cido arena ir jos trekas, kuris laikomas vienu iš 5 geriausių pasaulyje.